Nu ką, atkeliavo ilgai laukta siunta. DJI Osmo Action. Siunta atkeliavo per 2 dienas. Per 2 dienas siunta atkeliavo. Tu matai, ką filmuoji? Osmo Action 6 Adventure Combo. Šiukšlių krūva. Ir tik tokia maža dėžutė. Nu va, tokia dėžutė. Paprasta tokia. Tokia užpakavimas toks prabangus. Elementari pakuotė, paprastai. Ir kaip pažiūrė, atrodo, o tai kur tas štatyvs čia turi tilpti? Va. O jis telp va tenai, va. Ir viskas, daugiau nieko nebėra. Su tokiais raštais, guminė rankena. Tas gal bus. DJI Action. 1,5 metrą. Žiūrėk koksai. 1,5 metrą trikuoji. Bet palyginus kokybė tai kosminė. Bele kokia. Taip, toliau. Taip, ką čia mes turim? Čia mes turim Adventure Combo. Tai yra baterijas dėžė, USB kroviklis, tie vadinami pirštų veržliukai užveršti. 2 į komplektą įeina 2 magnetiniai laikikliai. Sudėkim gražiai. Du magnetiniai laikikliai. Senųjų Action 5 Pro, 4 ir taip toliau jie buvo vienpusiai, dabar jie yra dvipusiai. Iš karto galima jie be dvi pusės, nesvarbu, kurie pusė dėsi. Tai yra tie tokie sutvirtinimai, jeigu atsipalaiduos, ir vien slenkt ant šalmo kažkur tai klijuoti. Aišku, lipdukai. Čia va tokie batereikai didžiai. Čia nežinau. Na. O čia yra baterijų dėklas. O, su 3 baterijom. Labai kokybiškai jaučias padaryta. Ragulės dainą dainuoti. Nu ir pati kamerytė. Pati kamerytė, ilgai laukta, galvota. Prašau. Smagiausias moments. Čia plėvelė jokių nėra. Čia tas nebūtinai. Čia viską žinau, galim viską nulupti. Ir baterijų dėklas.
Nu, o įmeskim batarkę. Vieną pažiūrim. Pažiūrim. Filmuoju. Šitaip. Nu, dabar beliek setupą padaryti pirminį. Paskui įjungsim. Tai va. Viskas, kas parėja. Tai va, viskas, kas prieš tai buvo nufilmuota su mano GoPro 9. Kažkaip ant GoPro net nebeieškojau, net nebežiūrėjau, nes pats buvau susidūręs daug su tais visais jų užstrigimais ir taip toliau. Tai va, DJI Osmo Action 6, plus mikrofonus turiu nusipirkęs, DJI Mic Mini. Prisijungsim, pasibandysim, jau išbandėm iš tikrųjų su kamera, garsas puikus. Pažiūrėsim, net gal čia jis taip iš karto greitai ir prisijungsiu, pavyzdžiui, paėmus, ištraukus. Pažiūrim. Linką, jeigu paspaudė. Nu va, prisijungi dabar ir mikrofons jau, DJI Mic Mini. Tai va. O dukra pas kalėdų senį užsiprašė DJI Osmo Mobile 7P. Nereik girdis. Tai čia yra tokie riedutiniai batai, kurių noriu. Tada aš noriu tokias planšetės. Noriu flomasterių. Tada noriu lūpdažį. Ir tada noriu knygutės. Tada noriu knygą įsidėti, labai reikia. Tada noriu telefoną pasidėti. O čia, žinot, kur vandenį plaukiam su kai kurios mergaitės su vandinės tom uodegom. Čia toką padainuoti trumpam. O čia tokiam tušinukai, kad ant planšetės vatos va, tipo... Ne ekranai rodyk, kamerai. Kada, užsidėt ant planšetės dėkliuką ir viskas. Tai va. O dar čia yra tos įkrai, žinot, kad... Ir DJI Osmo Mobile 7P. Ir va toksai. Ir va toksai. Ir DJI Osmo Mobile ir 10 milijonų Robux. Robuxai svarbiausiai. Gerai, einam žiūrėti, kas gavos. Filmuoju viską DJI D-Log formatu ir paskui žiūrėsim, kaip nusispalvin DaVinci Resolve. Nu ir bandom dabar 1,5 metrą ilgį. Net nematau, ką filmuoju. Net nefilmuoju. Visą gerą. Stop recording. Dar va, pažiūrėsim šiandien pas mus Tauragiai eglutės įžiebims. Tai va, galima matyti, kadangi gyvenom pačiam centre, va, ten, va, eglutė graži bus vakare.